Sveiki visi, su jumis Ralio žinios ir aš, Mindaugas Babilas. Visa ši savaitė mūsų mokykloje buvo Europos savaitė. Pirmadienį mūsų mokyklos skaitykloje buvo atidaryta paroda apie leidinius apie Europos Sąjungą. Pirmojo aukšto foje buvo atidengtas stendas skirtas Lietuvos narystei Europos Sąjungoje, o mokiniai turėjo galimybę susitikti su Europe Direct centro atstove Diana Lukoševičiūtė Burneikienė. Labą dieną. Labą dieną. Tai norėjau jūs pakalbinti apie Europos savaitę. Tai iš tikrųjų norėjom paklausti, jau antrus metus vyksta šis renginys ir kaip jums atėjo tokia mintis jį surinkti mokykloje? Kažkada, kai pradėjau dirbti šitoje mokykloje prieš daug metų, tai irgi dariau tokį renginį. Paskui jis tiesiog taip numirė, tiesiog man iniciatyvos trūko, vaikų iniciatyvos trūko ir jisai tas renginys taip palaipsniui numirė. O praėjusiais metais, kadangi buvo 10 metų Europos Sąjungai, kai mes esame Europos Sąjungos sudėtyje, tai kilo vėl atgaivinti tokį renginį ir padaryti visą Europos savaitę. Iš tikrųjų, ši savaitė yra tokia viena iš užimčiausių mokinių atžvilgių. Labai daug įvairių veiklų ir mokiniai tikrai labai įsitraukia. Ir labai atvažiuoja daug įdomių žmonių, kurie paskaitas dėsto mūsų mokykloje. Kaip jūs atrenkate tokius žmonės, kurie tikrai sudomina mokinius? Žiūrėjau, iš pradžių klausinėjom, ko vaikai norėtų, aišku, jie ten galbūt kai ko kito norėjo, bet tiesiog derinom ir žiūrėjom, kad tie žmonės, kuriuos kvietėm, būtų jauni. Jie būtų jauni ir jie būtų labiau priimtini mūsų mokiniams. Pavyzdžiui, kaip Linas Kojalas, jis yra jaunas, aktyvus, labai daug reiškiasi spaudoje, politiniam gyvenime. Tai mes tiesiog ir žiūrėjome tai, kad pirmiausia žmonės būtų jauni ir aktyvus. O ar iš mokinių susilaukėte daug pagalbos, nes tikrai vienai mokytojai sunku būtų surinkti tokią visą savaitę? Tiesiog mokinių tarybai ta mintis buvo pasakyta apie Europos savaitę, atsirado keletas bendraminčių, susikūrėm tokią darbo grupę ir pamažu pradėjom visi dirbti. Gerai, ačiū labai. Tikrai buvo labai nuostabi savaitė ši ir tikimės, kad tikrai ir kitais metais sulauksime tokios pačios nuostabios. Ačiū. Antradienį mūsų gimnazistai dalyvavo debatuose kartu su Vilniaus jėzuitų gimnazijos debatų klubu, o paskaitų ciklą aktų salėje tęsė Užsienio reikalų ministerijos daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus darbuotoja Aistė Bertulytė Žikevičienė. Tai norėjau jūsų paklausti, ar pirmą kartą tenka lankytis Jonavoje? Taip. Pirmas. Aplankėt mūsų mokyklos muziejų, matėt pažįstamų veidų, tokių kaip Artūras Zuokas ir šiaip, kokie jums įspūdžiai iš mūsų muziejaus? Mokykla turinti daug pasiekimų ir tokia gan gili istorija. Nes atvažiavus ir jaučiu, nes muziejai net atrodytų mokykla nesiskiriant iš kitų, bet kai daugiau išsiaiškini, kai pavaikščiai, tai po erdves pamatai, ko iš tiesų mokiniai pasiekė, tai wow! Man tai labai pasijautė tas pasididžiavimo jausmas savo pasiekimais. O iš debatų gal kokie nors įstrigo įspūdžiai papasakoti? Šios dienos? Taip. Man patiko iš esmės viskas. Patiko, kaip visi draugiškai ir įdomiai diskutavom, ypač po debato. Daug klausimų. Visi buvo susidomėję, tas man patiko. Iš tiesas smagu buvo, kad visi įsitraukė ir nebuvo tokio kaip kalbėjimo su tylos siena. Tikrai malonu buvo pabendrauti ir pakalbėti šitos. Gerai, ačiū labai. Trečiadienį gimnazistai aktų salėje susitiko su Rytų Europos studijų centro politikos analizės ir tyrimų skyriaus vyresniuoju analitiku, politologu Linu Kojalu. Jau šalies BVP kris, aišku, šalis kariauja, jos bendri atlyginimai krenta, brangs elektros kaina, pavyzdžiui, 300% per artimiausius kelius. Taigi, ar pirmą kartą lankotės Jonavoje? Taip, iš tikrųjų, pirmą kartą Jonavoje. Tenka nemažai važinėti po Lietuvą, kalbėtis ne tik apie Ukrainą, bet ir apskritai užsienio politiką, kadangi tai yra mano darbas, pagrindinė veikla. Tai labai džiaugiuosi, kad tenka daugiau pamatyti Lietuvos ir man pirmą kartą teko apsilankyti Jonavoje. Labai gražus miestas, didesnis galbūt negu maniau. Ir kaip jūsų įspūdžiai mūsų mokykloje, kaip gimnazistai? Labai smagu tai, kad iš tikrųjų moksleiviai klausėsi ir jiems atrodo, kad buvo įdomu. Vis tik kalbėta tomis temomis, kurios nėra tolimos, nėra teorinės, visą tai yra gyvenimas, tai yra tai, kas vyksta šalia mūsų kaiminystėje. Tai labai svarbu žinoti, nes iš tikrųjų Ukrainos krizė turbūt duoda daug pamokų mums. Ir ne tik tai kariuomenėje, ne tik tai politikam, bet ir paprastiem gyventojams. Kaip galbūt reikėtų reaguoti vienais ar kitais atvejais, kokios yra strategijos taikomos tam, kad silpnintų įvairias valstybės. Ir visą tai prasideda ir nuo moksleivių, nuo mokyklos, nuo istorijos pamokų. Tai yra
be galo svarbu, tai aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų buvo susidomėjimas ir pasikalbėjau tarpusavį, labai įdomiai klausė. Antrojo aukšto foje papuošė instaliaciją Aš esu europietis ir aš galiu, o trečiadienį vainikavo aktų salėje vykęs protmūšis Ką žinau apie Europos Sąjungą. Sveikinam šį vakarą laimėjus mokyklos Europrotų protmūšį ir norėtume paklausti, kokios jūsų emocijos po pergalės. Puikios, labai geros nuotaikos, iš tikrųjų klausimų buvo įvairių, bet labai stengiamės, atėjom, pamatėm, nugalėjom. Ar teko daug papildomai ruoštis po pamokų, ar čia tiesiog ekspromtu viskas? Ekspromtu. Ir toks truputį kompromituojantis klausimas, kieno didesnį įtaką buvo, ar mokytojas, ar jūsų mokinių? Visų. Tam tikrais klausimais, tai buvo jaunimas žinoma. Gerai, ačiū labai jums. Sveikinam dar kartą. Rytą pirmų klasių moksleiviai dalyvavo viktorinoje apie Europos Sąjungą, na, o 2-4 klasių moksleiviai turėjo galimybę rašyti Europos egzaminą. Aktų salėje vyko paskaita su Vytautu Keršausku, Rytų Europos studijų centro politikos analizės ir tyrimų skyriaus vyresniuoju analitiku bei politologu. Kaip pavyko jums paskaita? Ką minėjote, ką kalbėjote joje? Tai aš pabandžiau kalbėti apie kiek kitokį požiūrį Europos Sąjungą, apie kiek kitokią temą, kuri gana mažai yra diskutuojama, apie kurią diskutuojama šiandieninėje spaudoje, kasdienybėje. Aš pabandžiau pakalbėti apie tai, kokiu pagrindu, kokiu vertybiniu pamatu kūrėsi Europos integracija, kodėl jį prasidėjo būtent po Antrojo pasaulinio karo ir kokiomis vertybėmis buvo grindžiama Europos Sąjungos tėvų kūrėjų vizija apie Europos, vieningos Europos, krikščioniškos pirmiausia Europos vaidmenį ir kokiu pagrindu jį turėtų judėti. Ir apie tai, kad šiandienos Europos Sąjunga turbūt yra šiek tiek kitokia, šiek tiek nukrypusi nuo tų pagrindinių ir pirminių Europos Sąjungos tėvų kūrėjų apmąstymų, kad Europos Sąjungos siela yra debatų klausimas, o ne savaiminė duotybė ir kad Lietuva ir mes kaip piliečiai, kaip europiečiai, kaip Europos Sąjungos nariai turime apie tai mąstyti, kad neturime mąstyti tik apie tai, ką gauname piniginę prasme, laisvę prasme, bet ir turime mąstyti apie Europos Sąjungos turinį, idėjinį turinį, kad jaustumės patogiai, kad jaustumės ir išsaugotume tą Europos Sąjungos branduolį tokį, kokį matė pirmiausia tėvai kūrėjai. Na, jūs esate studentai, ką patartumėte abiturientams, besirenkant, ką studijuoti, kaip ruoštis egzaminams? Tai ruoštis egzaminams visų pirma reikia nuolat dirbant. Tai čia ne paslaptis, turbūt visi žino, kad ruoštis reikia ruošiantis ir nuolat sėdint ir turint kažkokią viziją ir viltį ir tikslą galų gale pasiekti tam tikrų aukštumų, kažkur įstoti ten, kur svajoja žmogus. O taip pat, mano manimu, jaunam žmogui yra labai svarbu, kad jis ne tik ties mokslais apsiribotų, bet tuo pačiu ir stengtųsi įsitraukti į visuomeninę veiklą. Tai kaip vieną iš tokių pasiūlymų mes labai siūlom ir kviečiam jungtis į Jaunųjų krikščionių demokratų organizaciją. Ir man atrodo, per šitą organizaciją tai žmogus ne tik pats save pažįsta, susibūrė su bendraminčiais, bet tuo pačiu veikdami šitoje organizacijoje, ar galų galia ir kažkokioje kitokioj, mes kartu kūrėme tą bendruomenę, kuri nuo mažiausio dėmens jinai išauga į tą pačios Europos bendruomenę. Ir per tas krikščioniškas vertybės, kurias puoselėja jaunieji krikščionys demokratai, mes galime kaip ir pabudinti tą Europą, tą Europos sielos dėmenį. Ir parodyti, kad būtent tai yra mums Europa, būtent tai mums yra visa šita bendrystė su krikščionišku dėmeniu. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Penktadienį vyko susitikimas su Mykolu Majausku, ekonomistu, Vilniaus miesto savivaldos politiku, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu, World Economics Forum ir Global Shapers tinklo Lietuvoje steigėjų. Kainuoja pinigus. Ir jeigu tu nepakeli pinigų, tai būkšai kalbam, nesureizini pinigų.
negauni sponsoriavimo. Tas labai svarbu. Taigi, ačiū Jums už diskusiją ir norėjau paklausti, kaip Jums mūsų mokykla, kaip Jums Jonava, ką manote, kokie įspūdžiai? Manau, kad čia dar yra daug ką nuveikti. Tikiuosi, kad jonaviečiai jauni baigę šitą mokyklą nebėgs į Vilnių, o sutvarkys Jonavą prieš tai, nes, kaip suprantu, Jonavoje gimsta ir užauga neblogi merai, kartais padaro klaidų, ypatingai Vilniui. Tai būtų geriau, kad jie liktų Jonavoje ir sutvarkytų Jonavą. Galbūt pats galėtumėt būti Jonavos meru? Na, aš žinau, kad jūs čia turite visai neblogą jauną socialdemokratą, kuris labai stengiasi ir dirba. Tai jeigu padarys klaidų, aš tikiu, kad iš šitos bendruomenės tikrai bus labai rimtų merų, tai gal aš būčiau gal bent pavaduotojų. Supratau. Tai kokį linkėtumėt mūsų gimnazijai ir mūsų mokiniams? Na, palinkėčiau daugiau tokių švenčių, kur, na, jūs pabendraujat, pabūnat kartu, sugalvojat naujų projektų, naujų idėjų, na, ir galbūt gerai praleidžiat laiką. Ačiū Jums labai. Ačiū. Visą Europos savaitę vainikavo baigiamasis renginys, kuriame buvo apdovanoti visos savaitės renginių dalyviai ir nugalėtojai. Dalyvavau visose renginiuose, bet tuose, kuriuose buvau, arba tie renginiai, apie kuriuos jūs pasakojate, aš manau, kad jie iš tikrųjų buvo tokie problemi. Be abejo, nuostabus žmogus, kurio iniciatyva kilo ši idėja, tai yra mokytoja Aušrinė Švaitienė. Todėl man suradę atvaizduomu emblемą. Ačiū Aušrinė. Šią savaitę pirmojo aukšto fojė puošia Vytauto didžiojo karo muziejaus paroda skirta Lietuvos rezistenciniam karui paminėti. Taip pat visą savaitę pirmojo aukšto fojė puošia gimnazistų rinkti plakatai ES valstybėms pagerbti. Su jumis buvo Radio žinios. Iki kitų susitikimų.